Ok, grįžtu su test drive'ais, pravažiavimais, apžiūrom ir panašiai. Tai šiai dienai tokis Royal Enfieldas. Kažkada buvęs britiškas motociklas, kurį atgaivino indai. Indijoje gamino juos ir tokius paleidžia į gyvenimą. Jau pats pavadinimas byloja, kad nuolė kažkas su Himalajai susiję, tai kad turėtų būti lebekeliai. Tai žodžiu, toks motocikliukas, čia yra, šitas būtent yra 18 metų, vieno cilindro, 411 kubikų ir įspūdingi 25 arkliai. Tai, nieko daug labai tikėtis iš jo ar negalima, bet prieki jau 21 ratas, jau galima užsidėti padangas tokias labiau bekeliai ir bandyti pavažiuoti, kur asfaltinis motociklas nenorėtų važiuoti. Tai jau šiokių tokių opcijų yra. Tai reikės sėsti ir važiuoti. Aišku, nieko čia labai įspūdingo jame nėra, bet kaip aparatas tai yra įdomus, nes jisai atsirado būtent ant tais karantino, ar kaip čia po karantino. Modelis pas anksčiau atsirado, bet jau bumas pats užėjo po karantino, kai visi norėjo važiuoti. Endurkių pasirinkimo didelio nebuvo ir ši opcija buvo visai nebloga, nes jisai naujas kainavo 4,5 tūkstančio eurų. Tai buvo, kad ir negalinga, kad ir tokį. Geriau, tokį paprastesnį naują nusipirkti, negu ten kažkokią seną endurkę, kur ten kaina tuo metu buvo kosmosas ir dar tokį pat kosmosą reikėdavo sudėti, kad jinai važiuotų. Tai. O čia nusiperki naują, jau įpurškimas, jau turi ABS-ą. Tokių šiuolaikinių dalykų, nors pats mocas tai čia toksai su plyta pagamintas, bet šiaip jau turi kažkokių fainesnių dalykų. Apžvelkim skidelį. Tai skidelis turi kaip tikram nuotykių ieškotojų kompasą, apsukas rodo greitį, visokius tripus, dar kažką. Užtenka, nieko čia. Benzą rodo. Akumą reikėtų pakrauti, bet užsikūrė. Tai o iš karto pagarbą atiduoda. Tai žodžiu, tokis motociklas, ne mano stichija gal, bet kai norisi pavažiuoti miškiukus ar kažkur panašiai, tai kogi ne. Visokie motociklai yra žavūs, ypač jeigu juos panaudojai tenais, kur juos reikia naudoti. Tai ir dabar čia kelias pasibaigs ir bus važiavimas. Aš irgi 4 bėgių bandau važiuoti, sunku jam. Tai kelias pasibaigs čia ir bus jau šito motociklo labiau specifika. Šiaip įdomus faktas, kad dabar yra 25 metai, bet vis dar vyksta ekskursijos su jais, kad ten gali užsisakyti tripą į kažkur tenais, ar Indoneziją, ar dar kažkur, žodžiu, Aziją, ar tos pačius Himalajus. Nuskrendi, duoda štai tokį motociklą ir tu varai ten, keliauji. Tai savotiškai žavu, įdomu. Šiaip džiaugiuosi, kad čia biški griežtesnės padangos uždėtos ant jo, nes keliukas, aišku, čia nieko ypatingo, bet toksai
šlapės, lyta, tai nori nenori gruntas judresnis. Žodžiu, kiek čia tos galios, labai taktiškas motociklas miškeliams, nes labai stipriai dirvono arti neišeis. Bet pavyzdžiui, kitas dalykas iš važiuoklės, minkšta važiuoklė, aišku, čia kažko labai šios tikėtis nėra ko, bet va tokiems pavažiavimams tai gerai, jinai dirba, turint omeny, čia nėra nei greičio, nei ką, bet mėgėjiškam tokiam pasivažinėjimui tai užtenka. Aš nežinau, kaip jį vertinti, ar... ABS veikia, blemba. Su ABS-u čia aš norėjau pračiuožti ir kažkaip, man atrodė, būtų mano tas stabdymo kelias trumpesnis, bet ABS-as, kai suveikia, tai labai negreit vėl pradeda stabdyti. Keturratininkas. Žodžiu, keturratininkas, tenais jau su rimtesniu, tai nurūko kaip reikalas. Mes čia pabandykim taip ramiai. Oi. Galinio stabdžio ABS manęs nesužavi, nes atrodo, kad jeigu jo nebūtų, geriau parsistabdytum. Tai tęsiant apie patį motociklą, tai viskas gelbėtų jo yra tokia konstrukcija, kad jisai kaip ir negalingas, paprastas, bet jisai ganėtinai tinkantis, suaugusiam žmogui, nes yra ganėtinai didelis, nori, nenori, ratai yra jo visai dideli, aišku, dideli, nes 21 priekį, tai jau nori, nenori, pas ratas kartais gelbėja tam tikrus neligumus sugerti. Aišku, ten jau rimčiau nusiteikęs važiuoja. Mes jau turbūt nepavytume su šituo, nori, nenori. 25 arkliai nėra įspūdinga. Tai vertint kaip labai jį kažkokį enduro motociklą irgi ganėtinai sunku. Kur čia nuvažiuosim? Bet kaip tokį enduro pradžios motociklą pasivažinėti miškeliais, pavažiuoti prie ūkio. Tarkim, aš kaip matau pakol kas, kad čia idealiausias yra motociklas, jeigu turi ūkį ir tu nori apvažiuoti apylinkės per miškelius, per žvyrkelius. Fantastika. Ir ten tau nieko, tu nelenktyninkas, tau nieko daug nereikia. Tai tada labai gerai ir užtektinai, nes žvyrkelius važiuoja pasakiškai. Aišku, kaip čia su kuo lyginant, bet žvyrkeliu jisai darbą savo atidirba labai gerai. Asfaltais tai tos galios jau nebus labai daug, bet čia tikrai ne apie tai motociklas. Čia yra tiek jo galimybė ir žavesys važiuoti gamtoje, nes realiai galima su juo tenais išsiridenti ir ten ir 120-130, bet jau malonumo nebus. Realiai iki 100 jisai
5 bėgiai. Aišku, čia tie 5 bėgių čia vos ne per daug, bet šiaip jisai jau toksai asfaltuose, tai nebent, nu, bet iki 100. Kam patinka iki 100 pavažiuoti, pasvajoti, norėti po to nulipti nuo kelio, pavažiuoti žvyrkeliu, tai tada gerai. Ten mieste pakaimiūti, nes toks paprastas, užšokai ant jo ir leki ten kažkur. Tai viskas gerai, bet kada prasideda kažkoksai viename sakinyje žodis performances, su šito motociklu niekaip nedalyvauja, nebent tiesiog, kad performanso nėra. Bet kai norisi apynaujo daikto, kad neknystų proto ir tu nori pasivažinėti tenais keliukais po gamtą ir panašiai, tai nesi kažkoks labai jau ultra stiprus enduristas, tai labai gerai. Labai tokiems dalykams, iškiloms, pavadinkim, susipažinimui, tai labai rekomenduotinas daiktas. Geriau nusipirk tokį, nesignysi ten galvos su kažkokiais senais triperiais, kur tipo ale geresni, bet ten nebuvo sklyba. Nusipirka tokį apynaują ir leki. Tai va, o dar toks įdomesnis faktas, nu, yra žmonių ir apelą, tą bekelės apelą, su tokiu mocu nuvažiavę. Aišku, ten užsidėjo padangas, nu, panašias kaip ir čia. Žvaigždutės biškį perdavimą pasitrumpino, kad, nu, biškį iš pelkės geriau trauktų jisai. Ir važiavo, ir nuvažiavo, ir parvažiavo, nes pats kaip po motociklas jisai taip elementarnai surestas, kad jam gesti nelabai kam yra. Tai čia yra tokio motociklo pliusas, nes rėmas plieninis, viskas yra paprasta, plienas. Tas pats vairas, aišku, nu, sulinko, atlenkiai, nu, nekelintis kažkokių didelių problemų, kad, oi, nuvirtai kažkas ne taip ir viskas. Nuvirtai, atsikėliai, kažką ten nusispartai, posūkius kokius nors nulaužytus, įleki toliau. Tai todėl, nu, jie ir visoje šitoj Indijoje, Azijoje ir taip toliau irgi pasiteisino tenais, nes, nu, ten jie remontuoti kaip nelabai turi, tai natūralu, kad jiems reikia važiuoti. Tai jeigu motociklas būtų tas, kur reikia labai remontuoti, jiems greičiausiai nelabai domintų. Pabandom, nežinau, kur čia įbrysim, bet pažiūrėkim, ką čia daro. O, kurmi. Nu, žodžiu, jeigu užklimsim, tai bus patikrintos galimybės. Oi. Nu, ten gal į kalną nevarysiu, čia kažkoks takelis. Tai vat, pavažinėti tokiais takeliais, paeksplorinti, tai čia yra amazing daiktas. Nes nei tu čia labai lėksi, nei ką. Turi tokį. Ir gali savo važinėti. Va. Ir gali atrasti ežerą. Nu, kūdra čia tokia labiau. Bet kaip ir vis tiek kažkas. Tai va. Su gatviniu mocu jau taip nepavarytum. Tai vat visas jo tas žavesys šito motociklo. O tramplinas. O kurmi. Bet smagu. Wow. Žodžiu, motociklizmo žavesys. O, kurmi, čia kokie smėlynai. Nu, pažiūrėsim, kaip per smėlį. Aina šikt.
Nu, jeigu ne šitos padangos, tai čia būtų neįmanoma. Nes standartiškai Royal Enfield eina su netokiom padangom. Ėjom savo. Aš kai, experience'o nedaug tokiuose važiavimuose, tai man jau prakaitėlis muša, kai visas mokslas plaukia iš šonų. Aš pripratęs prie kontrolės ir greičio, o ne prie nesuprasi ko. Ir be greičio jau atrodo, kad nusivoši. Bet galima pasportuoti. Nes aš jaučiu čia ne tiek daug kilometrų nuvažiavau, bet jau vyksta sportas. O, atvažiavom namą. Gerai. Reikia gal apsisukti. Kur čia neutralas? Tai va dar. Aišku, čia į smėlį. Jeigu nudrips nieko tokio, jam čia nesiskaitys, kad blogai. Tai va, toks motociklas. Jeigu pabandyti kažkokius va tokius keliukus, kaip važiavau, ir pradėti tą endurizmą, tai vienas paprasčiausių pasirinkimų. Nes nusiperka tapinųjį, pavažinėjat biškį. Sužinot, jums patinka, nepatinka, norit kažko kito. Nusiperkat kažką kitą, blogiausiu atveju. Šitą į skelbimus ir taip toliau. Žodžiu, vertas aparatas dėmesio, savo paskirčiai. Tu prie ūkio ir susipažinti su miško keliukais. Yra dabar šiai dienai 25 ar 24 jau išleido antros kartos Himalajaną, bet tas kažkaip neturi tokio labai didelio pasiekimo ir žmonės ramiai ten su jo. Tai va, o šitas toks paprastesnis, pigesnis, tenais aišku jau to naujesnio ir kaina, tenais jau tokia, nebe tokia konkurencinga, yra jau atsirado kitų konkurentų, visokių CF Motor ir taip toliau, ten kalnas jau. Ir ten jo kaina 6,5, tai dar užsidėsi lankus, dar kažką, žiūrėk jau tą kainą tokią, jau gali nusipirkti jau kažkokią Honda ar panašiai, tai nori, nenori, Royal Enfieldas turi būti kažkaip protingai įkainotas, kad apsimokėtų su juo žaisti. Tai va, šiam kartui tiek, pablogės orai, gal daugiau važiuosiu su tokia technika ištyrinėti miškų ir gamtos. Jeigu kažkokių klausimų yra, parašykit komentarą, jei žinosiu, atsakysiu, pabandysiu pasidalinti savo žiniom. Jeigu kažką norit papildyti, man irgi būtų įdomu sužinoti. Nes taip sakant, mano tikslas ne kažką atsakyti, bet domėtis motociklizmu ir skatinti tiek, kad jūsų žinios apie motociklus didėtų, tiek ir mano pačio. Tai jeigu kažką norit papildyti tada, aš visada to irgi labai laukčiau. Šiam kartu tiek ir iki kitų.